Sveiki, mėly žiūrovai. Su jumis sveikinuosiu aš, Balys Šmigelskas ir laida Lietuvos krepšinio pulsas. Šiandien turime dar vieną ypatingą svečią, tai yra Lietuvos rinktinės vieną iš trenerių, Tomą Pačėzą. Sveiki. Sveiki visi. Tomai, nepaslaptis, esate po pasitarimo su rinktinės vyriausiųjų trenerių Rimu Kurtinaičiu. Pasitarimas buvo skirtas artėjančiam langui. Ką galite atskleisti, apie ką buvo jūsų pasimatymas? Nieko, bendrom temom kalbėjom apie sudėtį, apie treniruočio planus, apie galimus variantus, dar nežinomybė su varžovais pirmaisiais, bet taip bendras toks darbinis susitikimas, nes išnaudoja treneris galimybę grįžti vienai dienai čia pakeliu iš Prancūzijos keliaujant į Azerbaidžaną, tai gan produktyviai išnaudojom tą. Visus domina kandidatų sąrašas, be abejo, šiandien mes jo neskleisime, nes jis dar ir nėra aiškus, kaip sakėte, bet kiek žaidėjų gali būti pakviesta šį kartą į rinktinę? 12. Daugiau negali būti pakviesta, tai tiek ir pakviesim, turime išplėstinį sąrašą ir bandysim optimizuoti ir išsiųsti tą, ką norėtumėm tikrai matyti, nenorėsim ten kažkokių atsarginių kviesti ar ten didesnio negu 12 žmonių, tai kol kas susilaikom, nes dar yra ganėtinai nemažai laiko ir tai traumų galimybės, dar visokios perturbacijos ir stebim žaidėjų formas, viską, tai manau, kad tai pagrindiniai atspirties taškai, dėl ko vieną ar kitą žaidėją kviesime. Ar yra žaidėjų, kurie nustebino maloniaja prasme ir kurie dar niekada nėra buvę rinktinėje ir kuriuos norite išsibandyti? Tai mes žiūrim vis tiek, žinot, ir stebim visus žaidėjus, aš nemanau, kad kažkas nustebino ypatingai, manau, kad nenoriu minėti pavardžių ir mūsų buvę vasaros rinktinės nariai, kai kurie žaidžia gerai, kai kurie žaidžia irgi gerai, bet gal ne taip įspūdingai, todėl nenorėčiau minėti pavardžių ir kažkaip akcentuoti vieno ar kito vardo ar pavardės. Visi stengiasi, visi dirba, daugelis pakeitė darbovietės ir tikrai su malonumu, su džiaugsmu stebim jų progresą arba ne. Jūsų štabas puikiai pasirodė Europos čempionate, puikiai susidirbęs. Ar jis išliks toks pats, ar gali pasikeisti? Aš man, tai, žinot, čia ir sprendžia vyrtreneris ir jisai kviečia, papildo ar nepapildo tiek žaidėjų sąrašą, tiek trenerių sąrašą, tiek viso kito aptarnaujančio personalo. Tai aš manau, kad šitas klausimas labiau adresuotas jam ir jisai turėtų atsakinėti. Tikrai žaisite su Italija Klaipėdoje. Ar teko pradėti domėtis, kokie žaidėjai gali būti, ar per ankstyvas klausimas irgi? Pačioje Italijoje kokie žaidėjai gali būti? Tai žinot, tai visi žaidėjai bus, kurie bus sveiki ir kurie nežaidžia Eurolygoje. Mes taip įsivaizduojam, tas pats, kas ir kitose komandose nacionalinių rinktinių, taip kažkoks panašus modelis vyksta visur ir treneriai jau pažįstam, buvo buvęs Latvijos rinktinės treneris, tai braižas kaip irgi aiškus, bet ar sugebės čia perteikti savo žinias per 3-4 dienas pasirengime vienam rungtynėm, kitom rungtynėm, žaidžiam antras rungtynės, tai pirmas rungtynės tik ruošis kitam varžovui, paskui lieka porą dienų, tai sunku pasakyti, vis tiek priklauso, kokius žaidėjus, kokio lygio bus galimybė jam pačiam susirinkti, bet bent jau treneriai žinom. Tomai, klausimas galbūt provokuojantis, bet vis dėlto, jeigu Rokas Jokubaitis nebūtų patyręs traumos, ar būtų medalis? Tikiu, kad taip. O ar būtų garantuoti negaliu, bet manau, Rokas žaidė labai gerą, brandų, solidų, fiziškai, greičiu, jėga, gerais sprendimais pagrįstą krepšinį. Labai geroje formoje buvo tikras rinktinės lyderis ir man, jei aš neklystu, apie 18 taškų ir 7 beveik asistai per rungtynes, tai yra labai didelis nuostolis, plus jo įtaka žaidimui labai didelė. Ir tikiu, kad būtų, bet kol kas nėra. Arnas Velička puikiai atsiskleidė, netekus Roko Jokubaičio, turbūt irgi buvo maloni staigmena, kuri pastarnaus ir ateičiai. Tikiuosi, dėl to jį rėmėm.
Tomui, nueinančiai tik nuo rinktinės reikalų, esate kilęs iš Alytaus. Alytus dabar neturi komandos aukščiausioje lygoje. Gal galit papasakot, gal kažką daugiau žinot, kada ten bus klubas aukščiausioje lygoje, ar nieko negalit pasakyti tuo klausimu? Negaliu nieko pasakyti, mano nuomonė jo nebus niekada, nes viskas remiasi į finansus. Miesto valdžia, čia visos lygos LKL, NKL priklauso didžiąją dalimi nuo savivaldybių, čia yra savivaldybių lygos, tai politikų požiūris į vieną ar kitą discipliną, sporto šaką, jis yra lemiamas tai dienai ir plus dar reikia vieno atraminio bazinio žmogaus, verslininko, investuotojo, kuris kooperacijoje su miesto lėšomis infrastruktūroje galėtų lipdyti komandą. Kol kas tokių žmonių Alytuje aš nematau. Gal atsiras, gal daug turim gan garsių alytiškių krepšininkų, tiek Janavičius, tiek Kariniauskas, Čepukaitis, Sušinskas, daugelis žaidė ir yra prie karjeros pabaigos, tai aš manau, kad į juos reiks kreiptis, į juos apeliuoti, jų sąžinę, į jų gimtasias šaknis ir kažką gal šita karta kažką gal ir nuveiks šito miesto naudai. Vis dėlto pagal dydį tai yra 6. Lietuvos miestas, tai tikrai norisi tos komandos. Ir vasarą buvo gandų, kad Virginijus Šeškus gali ateiti tiek kaip treneris, tiek kaip rėmėjų pritraukėjas, tačiau jis norėjo prisikviesti į klubą ir Joną Vainauską. Ir mano žiniomis, kurios yra viešos, Alytaus meras neleido to padaryti. Tai man, žinot, sunku komentuoti tiek Šeškaus, tiek šiandieninio mero komunikaciją tarpusavio ar bendrą komunikaciją. Aš tik turėčiau pasiūlymą miesto valdžiai, nes kalbant pragmatiškai, tai šiai dienai Vilniaus Vilkai užšaldė savo licenciją, tai ieškoti kontaktų su sprendimų priėmėjais ir paprasčiausiai tą komandą bandyti prisitraukti su veikiančia licencija, su miesto pagalba ir manau, kad šiuo atveju gal tada būtų kažkiek patrauklumo ir pačiam klubo savininkų tai visam tam sąrašui ir kažkaip tai miestas parodytų iniciatyvą ir norą ir galimybės prisidėti prie projekto, tai matyčiau vienintelį kelią šiai dienai realų ir galimą. Na ir klausimas paskutinis, norisi užbaigti šiek tiek pozityvesnę natą apie Alytaus krepšinį. Moterų klubas vėl žaidžia aukščiausioje lygoje. Kiek dėl to smagu jums kaip alytiškiui? Tai smagu dėl kiekvieno proceso, kas ir iš vis smagu, nes šie metai krepšinį labai derlingi, labai vaisingi ir labai nusisekę ir pasisekę iš tikrųjų visom prasmėm, tiek visų rinktinių, jaunimo, jų merginų, suaugusių, visi džiaugiamės, buvo labai gera derlinga vasara. Sezonai labai reikalingi ir kuo platesnė geografija, kuo stipresnė lyga ir dabar džiugu, kad atsirado iniciatyva, jinai kol kas veikia, gyvuoja, linkime jai gyvavimo kuo ilgiau. Ačiū Jums už pokalbį ir sėkmės. Sėkmės, iki.